Pokalbis su dienos svečiu. RSD radio eteryje metas pokalbiai su dienos svečiu. O šiandieną sveikinuosi pas mus studijoje. Svečiuojasi Saulius Jankauskas, menininkas. Sveiki, Sauliau. Labadiena. Kaip anonse jau skelbėme, jog pati galima įvardinti fotografas, tapytojas ar tapytojas fotografas. Kaip pats save labiau priskirtum įvardintum? Tai kada esu su fotoaparatu, tada esu fotografas, o kada su teptuku, tada tapytojas. O kada kaip dažniau būna? Galima dėti lygybę ženklą, nes dažnai fotografuoju ir paišau dažnai labai. Aišku. Na ir apie kiekvieną šią aistrą atskirai, nuo ko viskas prasidėjo, kuri pirmiau, ar irgi taip pat lygybę ženklą dėtum? Galima dėti lygybę ženklą, nes pradėjau fotografuoti mokykloje 8 klasėje kažkur tai ir lygiai taip pat pradėjau paišyti. Bet skiaudavau klasiokius sąsiuvinius, jos labai pykdavo kažkodėl, tai nežinau. O fotografuoti irgi lygiai taip pat pradėjau nuo 8 klasės, tai kažkaip nusipirkau fotoaparatą. Vilija Auto buvo toks pirmasis fotozenita ir viskas prasidėjo, rutina tokia. Ar pamini savo pirmuosius darbus, nekalbant apie klasiokių sąsiuvinius, kur paišydavo, apie jau rimtesnius darbus kalbant? Jau rimtesnius darbus, tai pamenu, aš net patį pirmąją darbą tokį aliejiniais dažais tapytą dar turiu, tai laikau. Tai įsivaizduoju, jis pats brangiausias, turbūt galima sakyti, ar ne? Jo, labai brangus. Aišku. Ką labiausiai mėgsti tapyti? Ką labiausiai mėgstu tapyti? Labiausiai mėgstu tapyti net nežinau, gal žmogeliukus, gal. Anksčiau piešdavau upelius, akmenis, tada įsivaizduodavau, kad tai yra gražu, bet po to pradėjau mąstyti, kad vis dėlto reikia piešti, ką pats labiausiai mėgsti. Tai ir pradėjau piešti žmonės, kažkokius tai gyvenimo reiškinius, kažkokias tai būsenas ar paprasčiausiai kažkokius gyvenimo situacijas. Žodžiu, pamatai, kad gyvenime yra daugiau grožio, ne vien upeliukai ir akmenis. Taip. Sup aplinkui. Kalbant apie fotografiją, kaip su ją? Fotografija, tai iš pat pradžių buvo mėgėjiška, buvo hobis, o po to patapo kaip ir specialybė. Pradėjau dirbti profesionaliai ir, sakant, po šiai dienai dar fotografuoju vis ir paišau. O kada tai tapo specialybė? Specialybė tapo prieš kokį 10 metų, ko gero. Ir kaip tai atsitiko? Atsitiko tai, kad nusipirkau pirmąjį skaitmeninį fotoaparatą ir pradėjau mąstyti, kad visai neblogas fotografas esu. Tai įsidarbinau vienam laikraštį Šiaulių, bet supratau, kad iš vis joks fotografas nesu, nes reikalingas žinios ir reagavimas į įvykius, emocijų gaudimas. Tai buvo labai labai gera mokykla. Po to įsidarbinau kitam laikraštį, tai nuo to ir prasidėjo viskas. Aišku. Kas tau yra gera fotografija? Gera fotografija tai tokia fotografija, kuri priverčia susimastyti, pagalvoti apie tą akimirką užfiksuotą fotografiją. Tai kad galima būtų pamatyti ir gal netgi man tai labai patinka, kai toks jausmas, kad žmogus ar pajudės, arba dar kažkas tai vyks tokio, taip, ta akimirka tokia sustabdyta, bet noris, kad pamatyti tęsinį visą, kas įvyko. Tai man fotografija. Aišku. Na ir čia padėkosiu mūsų pašnekovui, menininkui Sauliui Jankauskui už pokalbį. Kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir jau kalbėsime apie paskutinius įvykius, tai yra įvykusias parodas būtent minėto menininko. Likite su RSD. Pokalbis su dienos svečiu.
LZD radijo tyrėjai toliau tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu. Primenu, šiandien studijoje pas mus svečiuojasi menininkas Saulius Jankauskas, su kuriuo kalbame apie fotografiją, tapybą ir daugelį kitų dalykų, būtent su tuo susiję. Sauliu, dabar noriu paklausti apie paskutinius įvykius, būtent praėjusią savaitę Radviliškyje paties atidarytą parodą. Šiek tiek apie ją. Tapybos paroda Radviliškio kultūros centre. Atidarėme trečiadienį, manau. Taip. Trečiadienį, jo. Tai ten nemažai darbų sudėta. Buvo tai, kad nusivežiau daugiau darbų negu kad sienų yra. Tai o kaip taip atsitiko? Na, gavosi taip, kad organizatorė sako, reikia daug darbų, nes pas mus didelės sienos, daug erdvės, reikia daug. Bet neįsivaizdavo, kiek daug tu jų turi, ar ne, turbūt? Na taip, bet tai dar ne visus susirinkęs būtai. Nuvežiau, ištikruojam tą parodą. Žiūriu, sako, Jėzau, kiek mes talpinsim, teko atrinkti padaryti castingą darbam. Tai Sauliau, teks turbūt dar antrą parodą, tęsinį parodą surengti. Na, organizatorė taip ir sakė, kad reiks padaryti dar vieną parodą, tai aš neprieštarau. Aišku. Kokie darbai joje sudėti? Tapyba, pavadinimą tokį, sunkiausia buvo parodai sugalvoti pavadinimą, nes galvojom, dabar vyksta tie tokie ekstrasensų mūšiai visose televizijose, tai paraleliniai pasauliai, bet man kažkaip tai toks jausmas su ekstrasensais, su dar kažko, galvoju, gal paraleliniai pasauliai, tai sakant apie pasaulius, kurie yra greta mūsų, tai mes patys galime būti kaip lėlės, kaip žmonės, kurie gyvena vieną šalia kito ir tas mūsų gyvenimas paraleliai vyksta. Tai, sakykime, mano paveiksluose žmonės nupaišyti tokie ne visai atitinkantis proporcijų, tai jie galbūt panašus į lėlės ir, sakykime, jie turi savo gyvenimą, tai tas toks paralelinis pasaulis. Aišku. Iki kada veiks ši paroda? Iki lapkričio 16 dienos. Aišku. Tad, kas norite pamatyti paralelinius pasaulius, kviečiame nuvykti į Radviliškio kultūros centrą, paroda beje nemokama. Taip. Sauliau, nelinkai nuo šalyje ir Šiaulių dienoms magiškiems septynetukams pristatyti fotografijų parodą Šiauliai. Apie ją šiek tiek išsamiau. Ten fotografijų paroda, šiandien paskutinė diena parodos. O, visi suskupkite, kas dar nematėte, pasižiūrėti. Jo, rytoj jau turėtų darbus nukabinti. Fotografijos apie Šiaulius, Šiaulių miestą, Šiaulių tas šventes tokias yra iš švenčių, šiaip gyvenimo tokio fotografijos. Aišku. Na ir apie parodą Valandėlę su aktoriumi. Sakoma, jog nei vienas šalies teatras neturėjo tokios parodos. Na, kol kas negirdėjau. Kaip kilo apskritai sumanymas netradiciniu būdu, galima, taip pasakyti, parodyti mūsų aktorius, kuriuos mes įpratę labiau scenose matyti vaidmenyse? Dirbo dar tada teatre Svajūnas Sabaliauskas, tai, sakant, vieną kartą sėdėdami prie kavos puoduko, sako, gal būtų visai neblogai surinkti parodą. Prie kavos puoduko pastebėjau daug gerų minčių kyla, ar ne? Taip. Ir būtent apie aktorius, nes aktorių paroda yra Juozo Bindoko, man atrodo, fotografuota ir ten jie vaidmenyse tokiuose. O sakykime, aktoriai gyvenime, buityje, savo namuose, savo erdvėje, tai, žiūrovams truputėlį turėjo būti neįprasta, bet tai brojaus į žmonių erdvę, žmonių gyvenimus ir su savo fotoaparatu lindau, bandėm. Ar aktoriai įsileido patį į savo, pavadinkime, asmeninį gyvenimą, buitį galbūt? Na, kasdien ten nesėdėjau, bet sakant, tai fotosesijai, tai labai mielai visi draugavo, bendravo, tai esu labai dėkingas jam. Jie, manau, už atliktą darbą taipogi dėkingi. Tikriausiai. Aišku. Taigi, čia vėl padėkosiu mūsų pašnekovui Sauliui Jankauskui, tai yra menininkui, už pokalbį. Vėlgi kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir toliau tęsime mūsų šios dienos pašnekėsį. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsame pokalbį su dienos svečiu, kuriame, primenu, svečiuojasi menininkas Saulius Jankauskas.
Ir kalbame apie atidarytas neseniai vykusias parodas ir apskritai fotografavimą ir tapybą. Sauliau, paties nuomonė, ko reikia nutapyti gerą paveikslą ar nuotrauką nufotografuoti ir nekalbant apie priemonės? Visų pirma, reikia žinoti, ką tapyti, ką fotografuoti. Visų pirma, reikalinga mintis yra gera. Jeigu turėsi gerą mintį, tai galima sugalvoti, kaip visą tai gyvendinti. Ką, pavyzdžiui, aš negaliu nufotografuoti, pabandau nupaišyti. Tai reikalinga mintis. O dabar papasakosiu, ką žmonės apie jį patys sako. Kartai žmonės Sauliaus tapytus paveikslus įsigyja vien dėl jo užrašytų žodžių. Tad paklausiu, iš kur kyla tokios mintis, kad ir mes šiandieną mūsų internetinėme puslapyje taip pat skelbėme paties vieną frazę, kuri tikrai man labai patiko. Sustabdyti laiko neįmanoma, bet galima įamžinti akimirkas, įamžintų akimirkų svorį ir vertę supranti bėgant laikui. Tai tik viena iš jų. Mintis, žodžiai, tai kaip galima, sakant, kartotis, kad jeigu yra fotografija, prieš juos turi būti prierašas kažkoks tai. Ką žmogus, ką autorius jaučia, ką jisai norėjo pasakyti, lygiai taip pat ir tapyboje. Tai stengiasi gal kitą kartą netgi ir primesti savo požiūrį ar savo matymą. Tai užrašai žodžius kažkokius, tai žmogus pagalvoja gal iš tikrųjų kitą kartą. Tai durnai galvoje neblogos mintis gimsta. Tuomet gerai, kalbant apie tas frazes, stebuklingas mintis, ar neplanuoji išleisti savo sugalvotų, pasakytų frazių rinkinį? Kažkaip dar nebuvo šalos tokia galvoju mintis, bet gal pirma mintis nebloga. Bet sakant, gal reikės pradėti užsirašyti ir kada būsiu senučiukos, gal tada ir pabandysim išleisti frazių rinkinį. Aišku. Na ir kągi, beliko pabaigai palinkėjimo visiems RS2 radio klausytojams, vėlgi galbūt iš savo tų minėtų minčių, gal kažką tai iš savo atminties kertelių. Palinkėjimas RS2 radio klausytojams, ko norėtų palinkėti? Gal norėčiau palinkėti visiems klausytojams daugiau šventės savo namuose, kad mes esam per daug įsisukę į tą rutiną tokią gyvenime, kad lekiam, bėgam kažkur skubam, kažko nematom. Mums netgi pats gyvenimas palieka rutiną ir tokia gana sunki rutina. Gal, sakykim, pamatykim daugiau šventės. Šeštadienį buvo labai fantastiškas oras. Išėjai į lauką pasivaikščiai, turėtų būti vien tik tai šventė. Vaikas grįžo, parnešė kažkokią tai pažymį, jau šventė. Mes nebemokame džiaugtis. Mums gyvenimas paliko rutiną. Gal meskim tą rutiną, daugiau šveskim. Stebuklingi žodžiai, ką gerbė pridursim. Čia ačiū mūsų pašnekovai ne tik už stebuklingus žodžius, už visą šios dienos pokalbį. Primenu, studijoje mes šnekučiavome su menininku Sauliumi Jankausku. Kągi, tariu, viso gero, geros dienos ir sėkmės. Dėkui, iki pasimatymo.